Labas vakaras futbolo aistruoliai. Futbolo TV pradeda dar vieną tiesioginę A lygos rungtynių transliaciją ir šį kartą tai yra paskutinė 7-ojo turo dvikova Gargždų Banga. Oranžiniai tigrai prieš Marijampolės Sūduvos komandą, kuri šiandien vilkės tradicinę išvykų šviesią aprangą. Čia dar vienas perdavimas į baudos aikštelę ir koks šansas lieka neišnaudotas. Jau čia šansas Mandinėje krašto savalaikis perdavimas Mikas Kura smūgiuoja. Prašo žaidimo ranka, dar vienas smūgis ir dabar tiesiog dievai gelbsti Marijampolės Sūduvos komandą. Norės padovanoti savo aistruoliams pergalę. Oho, Vitalijus Mirnas nuo vartų linijos traukia kamuolį. Žaidimas gautas į baudos aikštelę, ten smūgis ir Pavelas Davidovas kamuolį gaudo. Dabar Ledesma atmeta kamuolį Basičiui ir puikiai žaidžia Vitalijus Mirnas. Metamas kamuolys toli baudos aikštelę. Basičius Kvedukui. Čia Valskis ir netaip jau ir daug trūko. Staponka. Atgal Mandinė. Mandinė vienu lietimui baudos aikštelę. Labai geras perdavimas, kurį atlieka Mandinė. Bet ir vėl, kas iš to, nėra užbaigimo. Mandinė baudos aikštelę, Kvedukas. Ne visai sėkmingai žaidžia ir kaip klysta Davidovas. Brokas nuo Ivanausko pabėga. Reikia duoti perdavimą. Perdavimas atliktas, smūgis 1-0. Smūgis 1-0, Nerijus Valskis įvarčio autorius ir Marijampolės Sūduva 41 šių rungtynių minutę siunčia kamuolį į vartų tinklą. Dabar nepasisekė tiesiog Gargždų Bangai. Dabar Valskis. Jo perdavimas. Ir toliau Valskis baudos aikštelėje. Ataka tuo nesibaigė. Brokas. Jo perdavimas. Ar bus smūgis į vartus? Kinas. Griūna. Dar vienas smūgis ir Rafaelis Ledesma 2-0. Marijampolės Sūduva 51 minutę. Praktiškai surezgusi tokią pirmąją pavojingesnę ataką šiame kėlinyje dvigubina savo ekipos pranašumą. Prašo kamuolį Solomonavičius, įgauna į baudos aikštelę. Ten ir vėl nėra smūgio. Mandinio. Jis pabando savo laimę. Kamuolys prie šalia vartų. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir prašo Gargždų Bangos žaidėjai, kad būtų įskaitytas įvartis. Jų nuomonė, kamuolys kirto vartų liniją. 100% nesiryščiau sakyti, ar kamuolys kirto vartų liniją, ar ne. Čia Barusas! Ir Gargždų Banga grįžta į žaidimą. 2-1, 60 šių rungtynių minutę. Galva liečia kamuolį Rokas Borusas ir nukreipia į vartų tinklą. Kuro čia smūgis ir nepavyksta pataikyti Mandinį į vartų plotą. Staponka. Čia smūgis. Ir nenusisekęs smūgis. O čia Barusas! Banys į baudos aikštelę, geras perdavimas. Mandinio. Mandinio! Puikiai žaidžia Davidovas. Į kitą kraštą Borusui. Borusas gal arčiau vartų. Ten. Dar viena gera proga iššvaistoma. Ir rungtynės baigėsi. Valskis ir Ledesma atneša pergalę Marijampolės Sūduvai po sunkios ir atkaklios kovos rezultatu 2-1.